Sveiki visi, gerbiami ekscelencijos, konferencijos dalyviai. Tai prisipažinsiu, mokyklos steigėjų buvau tik tai 3 mėnesius, o paskui 5 metus kiekvieną dieną mokyklos kūrėjas ir mokytojas, tas, kuris stovi klasėje prieš vaikus. Tai šita didelė klasė man yra šiek tiek didelė, jau atpratęs aš nuo konferencijų, nes kai panirau į mokyklą, tai 5 metai taip ir toj mokyklai ir verdu. Ir besiruošdamas iš tiesų pagalvojau, kad drąsi Jolita, kuri paskutinę intensyvaus darbo mokykloje savaitę prašo mokytojo kažką tai pasakyti konferencijai, kad tikrai reikia drąsos ir man, nes ir laiko trūkumas ypatingas ir kartu ir nuovargis. Bet pagalvojau, kodėlgi ne, nes apie mokyklą ir tai, kas vyksta mokykloje, reikia kalbėti. Dažnai matau, kad žmonės, apskritai mokykla yra tokia tarsi juoda dėžė, kur mes atiduodame vaiką ir nelabai suprantam, kas toje mokykloje vyksta. Ir aš tą galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties. Nes kas yra klientas, ne? Kas yra klientas? Ar tai yra tėvai, ar tai yra vaikas, ar yra valstybė. Nes pinigus tarsi moka valstybė, kartais damoka tėvai, bet mokykloje mes turime tą paslaugą gaunantį žmogų, tai būtent tai yra vaikas. Ir dažnai tėvai nežino, kas vyksta mokykloje, kokie ten yra procesai, kaip tas vaikas gyvena, ypatingai paauglys, kuris galbūt ir nustoja dalintis tais išgyvenimais, kuriuos patiria. Tai turbūt pirmoji, tai pradėsiu nuo iššūkio. Besiruošdamas šitam pranešimui atsiribojau nuo tų problemų, kurios yra sisteminės ir nepriklauso nuo šeimos. Tai daugiau galbūt Seimo, įstatymų leidimo, ne tos problemos, bet daugiau tai, kas susiję yra su šeima. Ir tai pirmas klausimas, kas yra klientas, ir antras klausimas, kokios vertybės yra diegiamos mokyklai. Ir mes vėlgi leisdami vaikus į mokyklą dažnai nesusimąstom, ką jis sutiks, kokios ten bus idėjos, kokia pasaulėžiūra, kokie bus draugai. Tas yra be galo svarbu. Ir turbūt iš vieni pirmųjų ugdymo filosofų, didžiųjų mąstytojų, jie visada sakė, kad švietimas nebus atiduotas į privačias rankas, nes mokykloje yra būtent ugdomas pilietis ir valstybė dažnai nori tą pilietį užsiugdyti tokį, kokio jam reikia. Ir mes matom iš karto, čia yra susidūrimas tarp šeimos ir valstybės ir šeimos interesas, kad tos vertybės būtų diegiamas tokios, kokios mums yra svarbios, mums tėvams. Gal taip gana staigiai peršoksiu prie problemos, kurią šiai dienai matau kaip pačią pagrindinę ir iš jos kyla daug kitų problemų, tai yra besaikis medijų naudojimas. Ir apie tai būtinai norėjau šiandien užsiminti. Matome visuomenės tendencijas, kai vaikam vos nuo kūdikystės yra brukami planšetės, telefonai, žaidimai. Telefonas ir planšetės pakeičia mamą, pakeičia pasakų skaitimą. Yra labai patogu duoti telefoną vaikam, kad jisai būtų ramus, netriukšmautų, atrištų reiškia tėvam rankas. Ir mokykloje mes pamatome to pasekmes ir labai praktiškai per tos 5 metus mes atpažinom, kad būtent besaikis tas telefonų naudojimas nuo labai mažo amžiaus jisai paveikia ir smegenų vystymasi. Jau pasirodė tarptautiniai ne tik tai tyrimai, bet ir metatyrimai, kurie aiškiai parodo, kad vaikas naudodamas ekranus jisai gauna be galo daug dopamino. Ir visa sistema yra sukurta, kad to dopamino jis gautų maksimalų kiekį ir vėl norėtų grįžti prie medijos naudojimo. Tada jam aplinkinis pasaulis pasidaro nelabai įdomus, ką jau kalbėti apie ten kažkokius tai mokslus kaip matematika, abstraktybės, ten skaičiai ir taip toliau. Tai kova dėl dopamino, kova dėl dėmesio, jinai yra labai stipri ir neabejotinai mes supratom, kad mes tą kovą pralaimėsime, jeigu tik tai vaikas turės galimybę naudotis telefonu neribotai. Kartu su telefonu, ypač paauglystėje, ateina patyčios, patirtis irgi labai įdomios. Reiškia, mum pernai metais mokyklą papildė daugiau negu keli, tai iki 10 naujokų. Jie pasidarė savo grupę ir paskui po pusmečio mum teko
reiškia, į rankas papuolė tos screenshotai, ne, kaip ekrano nuotraukos. Tai žinokit, mane pirmas tai dalykas aš juokiausi, nes aš nesupratau ten nei žodžio, kas ten parašyta. Ten nebuvo nei lietuvių kalbos ir, reiškia, mes šalia gavome vertimą, gaila neįdėjau tos skaidrės, bet iš tiesų buvo ir įdomu, ir juokinga, ir kažkaip, tai žinau, tokia kaip, reiškia, supratau, kad mes suaugę dažnai gyvenam paraleliniam pasaulyje, arba vaikai gyvena paraleliniam pasaulyje, kur tie pasauliai kartais net nesueina. Ir, reiškia, tarptų nesuprantamų žodžių ir išsireiškimų, ten visokie trumpiniai, reiškia, 30% eina patyčios. Ir mes įdomiai tada dirbam, kalbėjom su savo jaunesniais mokytais, o kaip yra, ne, koks čia yra reiškinys. Ir sako, taip, čia yra natūrali praktika. Ir tai buvo vaikai iš mūsų bendruomenės katalikų, kur tėvai turbūt net neįtarė, kad tokie dalykai vyksta. Reiškia, natūrali praktika, kad yra labai lengva tyčiotis iš kito internete, nes tu jo nematai, su jo nesusiduri. Jeigu jam nepatiks, jis išeis į grupę, bet paaugliai nori būti grupėje, iškeis į tada sugrįžta. Ir tai nieko, sako, nėra asmeniško, tai yra mūsų tokie pokalbiai, ne, kurie yra tiesiog ne tik be pagarbos, bet ir žeminantis kito žmogaus orumą. Patyčios. Ir priimdami vaikus mes dažnai susiturėm, kad patyčios būna ne tik tarp vaikų, bet ir mokytojai tyčiojasi iš vaikų. Apie tai labai mažai kalbama yra apskritai Lietuvoje. Nežinau, tas reiškinys nėra tirtas, bet taip yra. Tai iš tiesų egzistuoja. Medijų naudojimas, negebėjimas susikaupti, išlaikyti dėmesį, problematiška vaikam tada, ne, būti pamokose, kažko tai išmokti, sužinoti. Vaikai, kurie naudojasi telefonais, jie neskaito knygų. Ir tai yra visiška tragedija. Lietuvių kalbą jie mokosi kaip užsienio kalbą. Anglų kalbą jie moka geriau, bet jų anglų kalba yra youtuberių lygio. Reiškia, jam yra, žinot, vaikai, kurie neturi telefoną, jie skaito knygas, jie su knygom nesiskiria, jie žino, kaip rašyti ąžuolas vien dėl to, kad tą žodį 1000 kartų matė parašytą savo knygoje, kur skaitė. Ne? Jeigu jisai žiūri į savo planšetę, jisai nežino, kaip parašyti žodį ąžuolas, nes nėra gyvenime galbūt jo matęs to žodžio parašyto. Ir jau iš mokslinių tyrimų šiuo metu pats studijuoju Vilniaus universitete matematikos pedagogiką. Yra labai rimti tyrimai apie būtent matematikos gebėjimų lygio smukimą, kadangi vaikai, kurie naudoja planšetės, jie gauna 2D vaizdą, kur, reiškia, tam tikram amžiamum yra svarbu, kad susiformuotų sąvokas. Jeigu sąvoka tai yra, tarkim, medis, tai aš jį atpažįstu kaip po didelį, žalią, šlamantį, lapai juda, žinau, bet tai yra sąvoka susiformavo. Jeigu tas medis mano yra kompiuteriniam žaidime, tai įsivaizduokit, koks yra skirtumas tarp vieno medžio ir kito medžio. Ir tada vaikam, kurie užaugę su planšetėmis, jiems yra be galo sunku pereiti iš konkretaus mąstymo, ne, kad ten skaičiuoju degtukus pagaliukus, pereiti prie abstrakčių matematinių veiksmų ir tai vėlgi įtakoja jų gebėjimus ir kitose srityse. Skaitimo mąstymo gebėjimai, taip pat ir tas, ne, kad aš gaunu dalykus vieno piršto, taip sakant, judesiu ir man nereikia įdėti pastangų. Ir galbūt dar kelios aktualios, ne, kad dirbtinis intelektas ateina švietimo sistema, susiduria su iššūkiu, kad kaip užduoti namų darbus, kuriuos išspręs kompiuteris, o vaikui nereikia įdėti pastangų. Ir klausimas, ne, mes turime atsakymą šitoje vietoje. Telefonai tai yra ta vieta, per kurią ateina ir pornografija, lošimai, priklausomybės, ir tai irgi yra taip pat ir kasdienybė ir tikrovė. Praleisiu šitos daugiau sisteminius klausimus ir eikime prie to, kaip mes nusprendėme spręsti švietimo ir mokyklos klausimus. Tai prieš 5 metus pats aš turiu porą gabių vaikų, gabesnių, ir buvome kitos mokyklos steigėjai kartu su žmona, su kitomis šeimomis, bet ten buvo pradinė mokykla, mes nusprendėme kurti pagrindinę mokyklą. Ir prieš 5 metus pradėjome nuo 15 vaikų. Ir po truputį augom, ieškodami savo būdą, savo braižo, pasirinkdami, kas mums yra svarbu. Mokykla didėjo ir šiandienai mes turime 80
beveik 90 vaikų, 35 darbuotojus, 950 m2 patalpų, pagrindinė mokykla nuo 5 iki 10 klasės ir šiuo metu esam padavę dokumentus akreditacijai, taip pat ir gimnazijos. Pirmas dalykas buvo išsiaiškinti, kas mes tokie ir padarėm tai atsirinkdami, kokios mūsų yra vertybės ir kokią prizmę mes žiūrime į tos vaikus. Tai pagrindinis akmuo tai katalikiškumas ir žvilgsnis į vaiką kaip į Dievo kūrinį, nesvarbu ir pagarba jam, nesvarbu kokie jo ten mokymosi pasiekimai, kokie jo šeima, kokie, prasme, kad besąlygiška pagarba. Ir tuo metu atsirėmėm ir dabar remiamės į katalikiško ugdymo sistemos sampratą, kad mokykla yra atvira bet kokio tikėjimo ir kitiem ir netikinčių šeimų vaikam, bet tai dar truputį vėliau. Pagarba, atsakomybė, kaip tą vaiką privers prisimti atsakomybę. Reiškia, įsivaizduokit, mūsų pirmieji vaikai tai buvo, susirinko, 50 m2, rugpjūčio mėnesio pabaiga mes dar dažom sienas ir vežam suolus. Tai tikrai vaikai buvo ne patys, ne tie, kur pagal konkursus sustoja į kitas mokyklas. Ir pagrindinis klausimas buvo jų motyvacija, ne? O kaip tą vaiką sumotyvuoti, kad jisai kažko norėtų išmokti. Irgi atsakymus ieškojom ir atradom. Bendruomeniškumas. Manom, kad žmogus turi augti bendruomenį ir tai jam yra geriausia. Žingeidumas, kaip jį pažadinti. Tiesa ir vienas pagrindinių principų, tai yra mūsų vertybė ir principas, tai buvimas tiesoje su tuo, kokie esame, kas mums yra sunku, nepudravimas kažkokių tai sudėtingų klausimų ir judėjimas į priekį toje tiesoje. Tai atradome tokią ugdymo filosofiją, apsisprendimo teoriją, ją gerai žino personalistai. Reiškia, kiekvienas žmogus turi esminius psichologinius poreikius, tai yra autonomija, kad yra svarbu man pačiam nuspręsti dalykus, ne? Aš pats nusprendžiu ir tada aš einu ir darau, ir tada aš prisiimu atsakomybę. Jeigu mes turime vaikus, kuriuos kažkas tai atvedė į mokyklą, pasadino į suolą ir dabar pasakė, tu mokysies šitą ir man paskui atsiskaitysi, ką vaikas girdi, kad mokytojui, tėvam yra svarbu, kad aš kažką tai padaryčiau. Bet ar man tai svarbu, aš nežinau. Ne? Čia kažkam kitam reikia. Ar padarai namų darbus, ar išmokai. Reiškia, nuolatinis, tėvai dirba antrą darbą po pamokų, jie tikrina vaikų namų darbus, patys tampa matematikais ir mokytais, nes jiems tai labai rūpi, o vaikas sako, nežinau, ar man čia rūpi, mamai mano labai rūpi šitie dalykai. Kaip tą padaryti? Kitas klausimas. Kompetencija. Esu pajėgus atlikti padarytą užduotį, ne? Tai ypatingai svarbu vaikui, kompetencija formuojasi pradinėje klasėje, paskui jau skleidžiasi. Bet jeigu taip, mes vaikai yra skirtingi, vieni yra gabesni, kiti mažiau gabūs, vieni greitesni, kiti lėtesni. Jeigu mes juos visus sudėsim 30 į vieną klasę, labai sunku pagauti tą tokį vidurkį, kokiu greičiu judėti, ne? Kad ir gabų patenkinti jo tą žingeidumą ir kad tam, kuriam sunkiau padėti. Prasmingi ryšiai, kurių santykiai. Ir kai kurių santykiai, tada atrandu ir džiaugsmą, ir norą. Ir per šitos 3 apsisprendimo teorijos poreikius esminius psichologinius mes pridėjome dar vieną, tai yra dosnumas, įgimtas žmogaus noras dalintis, irgi sudarome sąlygas mokykloje būtent tą poreikį atliepti. Jeigu apsisprendimo teorija yra daugiau apie akademinį ugdymą ir mes tai pasiekėm, diferencijuodami mokymą, leisdami vaikam keliauti savo tempu, atiduodami jiem atsakomybę. Ateina vaikas pas mane, sako, nesimokysiu šiandien. Sakau, okei, o kas nutiko? Tai aš nemiegojau, čia žaidimą žaidžiu. Sakau, gerai, sakau, susitark su savo tėvais, mes susirinksim, sutarsim, kad tu čia gali žaisti naktį, bet sakau, čia ne mano dalis, čia yra tavo dalis, čia yra tavo pamoka, kurią tu vis tiek turėsi išmokti, nes pas mus mokykloje visas temas reikia atsiskaityti, kiekvienos temos parašyti testą ir vaikas supranta, kol testo neparašiau, tai aš ir vilkuosi kažkur, kiti vaikai nukeliavo per tas temas, aš kažkur tai atsilikęs, tada einu galbūt į žemesnį lygį su tais, kuriems plačiau sekas ir vaikas supranta, kad vis tiek reikės tos dalykus padaryti. Ir ateina tada tas supratimas ir noras, kad vis tik tai man tai reikia. Tai čia apie akademinį tą tokį ugdymą, ne? Ir mes 4 metus ieškojimo, kad dar ir geras žmogus užaugtų. Ir sunkiai mums sekėsi suprasti, kol vieną dieną mes atradom tokią knygą,
ją gerai žino Opus Dei bendruomenė ir pagal ją ugdo jaunimą, kur labai gražiai yra išpreparuotos dorybės. Jis yra išskirstyti 24 dorybės, netgi 24 dorybės. Nėra paprasta jas ne tik tai, kad išvardinti, bet dar ir suprasti, kas po tuo slepiasi. Štai jos visos. Ir toj knygoje yra labai gražiai atskleista, ne? O kas slepiasi po optimizmu, kas slepiasi po paprastumu. Ir pagalvokit, pavyzdžiui, apsirengti pagal, netvarkingai apsirengti yra paprastumas. Aš kažkaip tai nebandau iš savęs padaryti to, ko aš nesu, bet renguosi, tai, kada tokia mano apranga atitiktų tuo, kas aš esu. Ir mes su šitom dorybėm dirbam gana įdomiai. Reiškia, mes ne tik tai, kad vaikam patys pirmą, aišku, mokomės, mes mokytojai, kasgi tai yra, tuo pačiu ir bandom klausti vaikų, o kaip jūs suprantate, ne? O kas jum yra tas paprastumas, kas jum yra atkaklumas, o kaip tai pasireiškia tavo gyvenime. Ir, reiškia, vaikas, kai jisai įdeda pastangų ir žengia ten į tą sritį, kur jam kartais yra sunku, pavyzdžiui, susitvarkyti ten kokį kambarį, mes jiems skiriame tada dorybės taškų, yra pas mus tokie, kur netgi tais taškais galima pasidengti dalį akademinių pasiekimų. Tai paskui vaikai metų gale gauna tokią gražią rožę, kur yra išskleisti ir parodyta, kur, kokiose srityse jisai padarė pažangą ir kur tos dorybės jo buvo ugdomos, vystomos ir kur jisai pajudėjo į priekį. Kad vaikam nebūtų taip, paauglystė sudėtingas laikotarpis turbūt, ne? Visi suprantam. Tas, kaip aš sakau, paauglystė laikas, kai vaikas tampa žmogumi, tai kiekvienas vaikas turi asmeninį palydėtoją, mentorių, kur kartą per savaitę susitinka ir aptaria visus rūpimus klausimus, ir akademinius, ir santykių, draugystės, meilės, nusivylimai, santykiai su tėvai, tokį draugą, kur palydė ir tampa geriausiu draugu. Turbūt punktas, kuris galbūt neiškrenta iš konteksto, bet yra be galo svarbus ir noriu pasidžiaugti, kad, reiškia, kai mes kūrėm mokyklą, pačiai pradžiai galvojam pavadinimą, tai jau būtinai reikia, kad čia šventasis kažkoks būtų įklijuotas į tą pavadinimą. Tai jis už mus melsis ir jau, kaip sakyt, judėsim į priekį be nestabdydami. Ir vis tik apsibrėžėm, kad ne pavadinimas apsprendžia tai, kas yra viduje, kokios vertybės yra išpažįstamos. Ir šiandieną mes turime bendruomenę, kur kiekvienas gali būti tikėti arba netikėti. Visos tos mūsų mišios, rekolekcijos yra laisvanoriškos ir džiaugiamės, kad pradžioje ateidavo vienas kitas vaikas, o šiuo metu ateina vos ne trečdalis mokyklos ir kartu švenčia mišias. Ir čia nuotraukų yra ne marškinėlių reklama, bet yra tiesiog nufotografavau vaikas koridorių, kur savo tikėjimo simbolius nešioja atvirai ir tuo didžiuojasi, kad priklauso katalikų bažnyčiai. Mokykloje, kaip ir kiekvienoje bendruomenėje, daug yra santykio, tai visko atsitinka, vaikai ir susipyksta, ir pasipeša, tai mes mokomės augti tame santykėje. Nesmurtinės komunikacijos metodas apie poreikius, jausmus, įsikalbėti, suprasti, kad kitas yra skirtingai, jo poreikiai gali būti skirtingi, priimti kito vaiko kitoniškumą. Ir nesmurtinės komunikacijos metodų mes tą sprendžiam ne tik tarp moksleivių, bet ir, tarkim, būna ir mokytojai išsikviečia vaikus į tą nesmurtinę komunikaciją, būna ir atvirkščiai, kai vaikai išsikviečia mokytoją ir pasako, mums netinka jūsų pamokos, mes norime kažko tai daugiau arba kitaip. Ir pagal Marshall Rosenberg nesmurtinio bendravimo metodą. Tai mūsų mokykla tokia yra, kur daug yra vietos santykiai, mokykla be telefono. Šiek tiek nustebau, kad Seimas priėmė nutarimą kažkokį, tai nežinau, nepriėmė, čia Ramūnas gal papasakos, kad pamokų metu negalima naudotis telefonu. Aš labai nustebau, nes, o tai kodėl turėtų būti galima? Nes mūsų mokykloje telefonu nesinaudojama ne tik tai pamokų metu, bet ir pertraukų, bet ir laikė prieš pamokas ir po pamokų. Tai yra erdvė, kur nėra telefonų, bet yra daug veiksmo, daug santykio, daug gyvenimo. Ir galvojau, čia kažkokius rezultatus reikia įdėti kaip po. Tai buvo man labai sunku čia sugalvoti, bet paėmiau tiesiog iš tėvų pokalbių grupės, įdėjau čia mūsų 5 gimtadienio progą tokius atsiliepimus, kurie, manau, jie parašė visiškai nuoširdžiai.
Ir tai yra apie tai, kokie tie pirmieji vaikai iš tiesų, tie, kurie atėjo visiškai nemotyvuoti, kurie nežinojo, ko nori. Ir šiandien po 5 metų, kai mes nueinam kokias ekskursijas, tai aplinkiniai stebisi, sako, iš kur jūs juos gavo. Tokius įsitraukusius. Tai ačiū uždėmesi, mokykla atradimai, atrasti, pažinti, pamilti.